Aš įsimylėjau Sardiniją. Praleidau joje 25 dienas, per jas apvažiavau visą salą ratu. Savo dėmesį skyriau žygiams gamtoje ir likau sužavėta, nes Sardinija yra pilna gyvybės ir kontrastų. Ji yra rojus tiek mėgstantiems ramų poilsį, tiek ieškantiems fizinių iššūkių. Šiame epizode dalinuosi vertais aplankymo žygių takais ir spalvingomis akimirkomis iš savo mėnesio Sardinijoje. Kadangi atplaukiau į Porto Torres, tai Sardinijos tyrinėjimą pradedu nuo šiaurės vakarų ir pirmą dieną, tai aišku, aš tiesiog ilsėjausi, bet šiandien yra antra diena, kaip esu Sardinijoje ir jau niešti batai, išeiti kažkur tai apsižvalgyti, tai atvažiavau į Capo Cačia, man atrodo taip vadinasi šita vieta. Čia yra iškišulys, bet iš tikrųjų tai visa Sardinija yra pilna iškišulių ir bent jau kol kas, kiek aš vaikščiausi, tai kur beeičiau, kur belipčiau, kur bekopčiau, vaizdai yra tiesiog fantastiški. Į čia nuo parkingo aikštelės buvo maždaug 20-30 minučių tokio vidutinio intensyvumo lipimo aukštyn, bet tikrai labai verta tiesiog ateiti. Aš įsivaizduoju, kad vasarą šis turbūt labai karšta, dabar yra apie 20 laipsnių ir saulė kepina kaip turi būti, tai tikrai einant vasarą čia reikėtų turėti pakankamai vandens, bet vaizdai yra nuostabus ir vietomis net noris tiesiog stabtelti juos pasižiūrėti ir kartu turėti tokią kaip poilsio pertraukėlę. Iš tikrųjų, tai aš norėjau patekti ant paties kraščiuko, kur yra iškišulys ir ten yra ir švyturys, bet į ten praėjimas yra uždraustas civiliams, nes ta zona yra karinės reikšmės, jinai yra pilnai aptverta ir neįmanoma į ten įeiti, nes jinai yra tiesiog saugoma teritorija, bet užtai ten yra kitas įdomus dalykas, Neptūno ola, į kur galima nusileisti ir mes su Maksu, su šuniu, iš tikrųjų šiandien ten leidomės, yra 650 laiptelių žemyn ir be jokios abejonės paskui tiek pat reikėjo lipti viršų, bet irgi leidžiantis ir kylant tikrai labai gražus vaizdai, jūra yra tiesiog neapsakoma žydrumo, bet mes kai nusileidom, tai iki ekskursijos buvo likęs pusvalandis dar, tai aš nusprendžiau nelaukti, tiesiog pagalvojau, kad bala nematė, bet mačiau, kad šiaip tai ekskursijos kainuoja 14 eurų ir jos vyksta kas valandą praktiškai visą dieną. Kiek patikrinau vaizdelių internete, tai visai įdomi pasirodė ta Neptūno ola ir mačiau, kad iki jos iš tikrųjų plukdo ir iš kitų Sardinijos vietų, nes yra toks visai fainas lankytinas objektas. Nuo ten, kur esu dabar, matosi Foradada sala, labai irgi graži, jinai turi tokią net kaip arką natūraliai susiformavusią, kur irgi panašu, kad gali praplaukti laiveliai, kurie ekskursijoms šiandien žmonės vežioja, o į kitą pusę tai matosi Sardinijos toliai ir yra miniatiūrinis sąsiauris ten, kur žmonėms ir man galima parkuoti automobilius ir ten palikti. Šiaip vienas dalykas, ką pastebėjau, tai parkingo aikštelės šalia žygių takų ir šalia tokių lankytinų objektų, lankytinų vietų, panoraminių vaizdų, tai yra labai nedidelės ir kai kur talpina vos 2 automobilius, kitur gal kokių 20, tai jau aš dabar esu ne sezono metu, šiandien yra šeštadienis, tai vis tiek pakankamai intensyvesnis, sakykime, eismas, negu kad būtų darbo diena prie šitų objektų, tai, su parkingu taip yra stokojančiai. Ir aš užmečiau akį į Google Maps, tai matosi iš palidovo, kad iš tikrųjų vasarą būna sausakimšos visos tos aikštelės. Bet kad ir kaip ten bebūtų, tai čia apsilankyti tikrai yra labai verta. Dar tikrai vienas dalykas, ką reikia turėti, tai normalūs žygio batai, nes su kėdukais šita danga būtų pernelyg tiesiog pavojinga, galima labai lengvai išsisukti koją. Iš tikrųjų, tai net ir mano žygio batai yra tikrai geri, jų yra labai geras tvirtas padas, bet tikrai danga vis tiek, jinai yra nestabili, jinai yra nelygi ir labai lengva yra susižaloti, išsisukti kokią kulkšnį, ką nors pasitempti ir panašiai. Tai čia tikrai, bent jau šitam take, kuriame esu dabar, tai verta yra turėti normalią žygių avalynę. Pakeliu namo nuo Capo Cačia man buvo Barats ežeras su poros valandų pažintinių takų aplink jį.
Šis ežeras yra vienintelis natūralus gėlo vandens ežeras Sardinijoje, bet pats takas aplink jį tikrai nėra kažko įspūdingas, toks net sakyčiau gan tipinis lietuvio akiai ir man priminė tokį paprastą pasivaikščiojimo Lietuvos pažintiniais takais. Na, išskyrus gal tik tiek, kad pas mus palmės šalia kadagių neauga. Pirmąją savo kelionės po Sardiniją savaitę buvo apsistojusi Stintino miestelėje. Tai toks nedidelis ir jaukus miestelis su žvejų uostu, kurį šiaip visą galima pereiti per kokias 10 minučių. Tačiau šalia Stintino yra daugybė gražių paplūdimių ir vienas jų, Pelosa paplūdimys, laikomas vienu gražiausių paplūdimių regione. Man pačiai jis paliko didelį įspūdį, nes jis yra ilgas, platus, smėlėtas, o vanduo yra seklus ir itin skaidrus. Tad su malonumu ten prabuvau apie valandą vien grožėdamasi vandeniu. Tikrai fainas takas yra iki Punta Negra. Nuo Stintino miestelio centro, nuo marinos yra apie kažkur 40 minučių pėsčiomis į vieną pusę. Takas toks pakankamai lengvas, tikrai nėra sudėtingas, avalynės irgi pakaks visiškai paprastos vasarinių kėdukų, nebūtina eiti su žygio batais ir visas takas eina palei pakrantę, nedidelius miniatiūrinius pliažus, per uolas, per krūmynus irgi, bet tikrai labai fainas, vaizdingas, kvepiantis maršrutas. Nuo tos vietos, kur aš gyvenu, tai iki Punta Negra yra tik 20 minučių, tai aš jau einu 3 kartą tuo taku, nes tikrai jis yra labai simpatiškas, paprastas ir toksai gero ilgio pasivaikščiojimas, kur ne pernelyg pavargsti, bet kartu ir pasigroži fainais jūros vaizdais. Tai Punta Negra. Kelias dienas praleidusi Stintino apylinkėse pajudėjau į Sardinijos pietvakarius ir porai savaičių išsinuomavau namą San Antioco saloje. Čia yra tokia nedidelė salytė Sardinijos pietvakariuose ir aš pati esu apsistojusi Kalasetos miestelėje, kuris yra labai fainas, jaukus, toksai su baltais namais, spalvotais balkonais. Ir jisai yra labai ramus ir šiandien atvykau pasivaikščioti į San Antioco, kas yra pagrindinis San Antioco salos miestas. Tai jis irgi toks nedidukas, bet žymiai daugiau ūžesio, daug daugiau veiksmo ir daug daugiau spalvų, nes skirtingai negu Kalaseta, tai šitas toks tikrai labai spalvotas miestelis. Tai šiaip fainai, tikrai aš įsivaizduoju, kad net ir vasarą gyvenant Sardinijoje, tai bent vieną dieną atvažiuoti iki San Antioco salos tikrai labai verta, nes šitie miesteliai yra žiauriai gražus, yra labai jaukus, juose begalybė kavinių, parduotuvyčių, žmonės atsipalaidavę, visur kur nueisi, gražus vaizdai, tai visiškai rekomenduoju. Žiūrėjau žemėlapyje, kad netoli manęs yra kažkokia tai buvusi kasykla, kur yra išlikę visai nemažai visokių senovinių pastatų, kur 19-20 amžiuje buvo išgaunami cinkas ir švinas. Ir ten yra likę visokių fainų griuvėsių, kuris būdavo šitie metalai valomi, tai varau biškį apžiūrėti. Visai fainas kelias iki tos kasyklos, gražiai atsiveria jūra su savo olom, o aš varau ten. Vaikštų ratais, nerandu įėjimo, žinau, kad turi būti žemyn tokie 300 siaurų laiptelių, tai neradau dar, iš kurios čia pusės reikia pradėti lipti, bet jau tuoj apeisiu ratą, tai jaučiu any minute now. Apėjus visą ratą, niekur neradau, aš kur tenais nusileisti, bet pamačiau, kad yra galimybė grįžti truputėlį pėstute tuo keliu, kur aš važiavau ir pabandyti per jį dar kartelį ten iš kitos pusės įsukti, praeiti ir panašu, kad galima truputėlį krystelėti į kalną. Nu, tai aš bandau taip ir daryti ir labai tikiuosi, kad pavyks nusileisti, nes šiaip iš tolo tai atrodo, kad ten turėtų labai įdomu būt biškį pašniukštinėti. Ieškodama įėjimo dar truputėlį pasiskaitinėjau, tai čia pasirodo visas šitas Nebidos kaimelis, kuriame yra daug čia, iš tikrųjų yra dalykų, ne tik tai tie griuvėsiai, kuriuos aš einu, bet jisai visas ir buvo
kasykloms dedikuotas ir visos infrastruktūros, gyventojai ir visa kita, žodžiu, čia buvo toksai kalnakasių kaimelis. Tai va, už tai čia visko tiek daug yra išlikę, nes nuo, dabar goju, 1970 metų, man atrodo, rašė, kad čia jau niekas nebeveikia, viskas uždaryta, tai dar ne taip ir daug, čia 50 metų kaip tik tai neveikia. Bet visai įdomu šiaip pasivaikščioti, čia tikrai verta atvažiuoti, nėra jokių aukštyn žemyn, ta prasme fiziškai visiškai nesudėtingas maršrutas, bet tikrai labai įdomu, vaizdinga ir tokį smalsumą žadina. Panašu, kad radau. Jesa. Man žiūrim, tai ir bus čia tie laipteliai. Yra. Nu, tai va dabar ir leisimės, čia jau yra 300. Nice. Varom. Lipam. Ova. Nu, aukštyn, čia paskui bus lipeliuko. Žodžiu, tikrai 100% yra verta čia atvaryti. Labai įdomi vieta. San Antioco saloje, kurioje aš dabar porą savaičių gyvenu, yra visokių įdomių objektų. Vienas iš jų yra, čia dabar nieko manęs mato, per ekraną, žodžiu, yra švyturys, kurio pavadinimas verčiasi kaip laivadaužys, nes per viso gyvenimo istoriją, įskaitant ir šias dienas, kažkaip jį nuolat atitempia valtis ir laivus ir vis ten kas nors dūžta. Tai atvariau dabar, jeigu ką, tai aš ant savo mašinos stogo, ir atvariau pasižiūrėti į tą švyturį čia nais. Nu ir tikrai visai gražus. Labai nedidelis. Aš kažkaip tikėjausi, kad jis gal bus didesnis, bet šiaip tikrai visai simpatiškas. Taip pat keliaudama po pietinę Sardinijos dalį labai norėjau patyrinėti ir Iskanoneris, vienas seniausių girių Europoje su kone seniausiais ąžuolais pasaulyje. Tad išlaukiau tinkamų orų ir susiplanavau išvyką su vienos dienos žygiu po atokią, bet labai ypatingą vietą. Kilometrų jau važiuoju 40 minučių. Tikrai toksai sudėtingas šitas kelias, jisai yra labai siauras, labai vingiuotas, vietom tikrai labai status, ne visur antrų bėgių aš užvažiuoju. Ir įdomu yra tai, kad asfaltas irgi samanom padengtas, va dabar kur važiuoju, tai matosi, kad tos drėgmės čia tikrai atneša, jinai užsilaiko, jos čia pakanka, tai turėtų čia ir grybų jaučiu būt, viską. Prasisukinėja ratai, jau galvau, nebepravažiuosiu, o reiks atbulinių varyti atgal. Iskanoneris yra Sardinijos sengirė ir čia auga vieni seniausių ąžuolų pasaulyje ir dar visokių kitokių ypatingų medžių. Čia yra elniai, kurie yra būdingi tik Sardinijai. Gyvena daug visokių šernų, ožkiukų ir kitokių gyvūnų. Visur yra ženklai irgi apie tai, kad čia yra draustinis
ir kad čia gyvena daug gyvūnų. Ir iš tikrųjų internete irgi apie šitą vietą rašė, kad expect to see some wildlife. Tai kol kas aš sutikau tik tai ožkyčių, nieko kito dar nemačiau. Bet šiaip labai faina vieta, tikrai žiauriai daug drėgmės, samanų, grybautojų vieną kitą sutikau. Ir šitoj girioj yra daug visokių pažintinių takų, nes aš kai rinkausi, tai irgi buvo tokių, kur po valandą pusantros, 2 valandos, 3 valandos, 4 valandos, 8 valandos didelė dalis takų eina ratais, kas yra labai patogu, tai reiškia prisiparkuoji automobilį. Ir tada tiesiog išsirenki kokio atstumu ir kiek laiko nori eiti ir kokiu sudėtingumu, nes irgi skiriasi ir kur tu prieini, vienur ateini viršukalnes, kitur tiesiog apeini girios takais. Tai aš pasirinkau tokį ne patį sudėtingiausią trailą, po parašyta 2 valandos 40 minučių, tai aš manau, kad aš per panašiai jį ir apeisiu. Ir tiesiog noriu pasipažinti su aplinka. Šiaip iš tikrųjų atvažiuoti iki čia visai buvo reikalų, nes nuolatos buvo kilimas į viršų ir tikrai labai lėtai važiavosi, bet kol kas panašu, kad verta buvo čia atvažiuoti, nes aš iš tikrųjų dvejojau. Aš galvojau, kad man šiandien arba iki Cagliari verta yra važiuoti, kas yra Sardinijos sostinė, arba pasidaryti žygį. Ir oras toks visai geras, tai pagalvojau, išvažiuosiu aš į žygį. Ir galvojau, ar tik aš nesigailėsiu, bet ne, visiškai nesigailiu. Tikrai yra labai faina giria. Ir aš įsivaizduoju, kad vasarą, kai Sardinijoje kepina saulė, tai visas šitas didelių senų medžių pavėsis, jisai turi duoti tokią tikrą atgaivą ir turėtų čia visiškai šmirinėti daugybę gyvūniukų vasarą. Ok, čia iš tikrųjų kuo giliau einu, tuo įdomiau darosi, nes ir takas siaurėja ir sudėtingėja. Ir lapija tankėja ir vis daugiau gyvūnų garsų girdisi, kad iš tikrųjų, kad čia gyvenama vietovė yra jų. Ir būna einu pro kokį nors tankų krūmą sau ir ten tik staiga tokie girdisi dideli sparnai, spurda ir kyla kažkas. Tai, žodžiu, šiaip žiauriai įdomi vieta tikrai. Labai fainai. Tai žodžiu, Iskanoneris, nežinau ar taip tarėsi, aš tariu Iskanoneris. Ir tai yra didelė giria tarp kalnų, ant kalnų. Ir čianais galima rasti privažiavimus iš skirtingų pusių ir daug įvairiausių sudėtingumo ir ilgio žygių trasų. Šitos porą savaičių Kalasetoje, San Antioco saloj. Ir čia klasika yra, kai tik reikia išvažiuoti, tai oras fantastiškai pagerėja, tai šiandien yra saulėta diena, bet iš kitos pusės bus labai faina važiuoti, kai oras geras. Ir tikrai čia gerai nuskilo ne sezono metu gauti gerą kainą šitam name, tai džiaugiuosi, žodžiu, visą šitą patirtim. Tai geriam kavą, pakuojamės ir judam toliau su šunim. Šį kartą sugalvojau, kad vešiuosi Rikį priekį su savim, bet priseksiu jį su visais diržais, kad būtų šuo saugus ir galėsiu jį knisinti važiuojantį. Važiuosiu šiandien keletą valandų. Galvoju, pakeliui prasuksim pro Cagliari, pro Sardinijos sostinę, nes aš taip ir nebuvau iki jos nuvažiavus. Viskas varom. Cagliari buvau suplanavusi 2 valandas, bet jis toks kompaktiškas, kad aš per 1,5 valandos perėjau visus lankytinus objektus, kuriuos buvau sau susižymėjusi ir dar lauktuvių spėjau nupirkti. Tai šiaip įspūdis tikrai fainas, toksai tankus, jaukus, užžiantis itališkas miestas. Tai galima tikrai visą dieną praleisti tiesiog valgant, grožintis tokiais tradiciniais spalvotais itališkais namais ir vaikštant visom siaurom senamiesčio gatvelėm.
Aš beje visai gudriai padariau, kad nereikėtų man lysti į senamiestį su automobiliu. Tai aš pasistačiau jį prie amfiteatro. Čia pilna vietos, parkingas yra nemokamas. Ir paskui nuo amfiteatro jau pradėjau eiti link senamiesčio, ten pro katedrą ir pro visus kitus objektus. Tai visai gudrus čia buvo mano įmas, džiaugiuosi. Jeigu ką, turėkite omeny, kad ir jūs taip galite padaryti. Palikusi Kaljerį, atsisveikinau su Sardinijos pietinė dalimi ir pajudėjau į centro rytus, į Supramonte kalnyną. Ten išsinuomavau namelį kalnų miestelėje Urzuliai ir su dideliu nekantrumu laukiau galimybės pasivaikščioti po vaizdingus Sardinijos kalnus. Atvažiavau į Goropų kanjoną ir žiauriai vėjuota blemba. Prisipirkavau automobilį, tai siūbuoja net visą mano mašiną. Ir šiaip tai, šaltoka, rodo 9 laipsnius, bet tikrai sakyčiau, arti nulio jausmas yra toks, nes kai vėjas šitai net gelia visą veidą. Pirštinės išsitraukiau šiltus rūbus ir varau. Kai skaičiau truputėlį apie šitą taką iki kanjono, wow, pažiūrėkit. Man atrodo, čia kažkoks bus. Kas čia? Ai, ne, šitą kažkokią kanopą einu savo. Ok. Įdomu. Tai kai skaičiau apie šitą taką, tai sakė, kad yra gidai, žodžiu, kurie veda, tai man atrodo, kad mano gidas yra šitas šuo. Jis tiesiog prisistatė, aš prisiparkavau, šitas šuo prisistatė ir nusprendė, kad jisai nori mane saugoti, loti visus pavojus, kurie aplink mane telkėsi ir kėsinasi į mano gerovę. Ir dabar tiesiog varom dviese iki kanjono, tai man tinka, nežinau. Trečias šuo, o tai čia big deal. Europoje šiaip kanjonų yra nemažai visai, bet šitas Goropų kanjonas pasirodo yra giliausias kanjonas Italijoje ir vienas giliausių Europoje. Nors šiaip iš tikrųjų, tai aš su ChatGPT, kai vakar pasikalbėjau, tai jisai į top 10 giliausių patenka. Tai nežinau, ar that qualifies, nes man, kai sako, kad kas nors yra koks nors jausias, tai top 3, top 5. Bet šiaip, kas iš tikrųjų įdomu, man pasirodė apie šitą visą regioną, čia ne tik šito kanjono yra reikalas, bet šito kalnyno, kuriam aš dabar esu, tai čia yra gyvūnų ir augalų rūšių, kurių nėra niekur kitur pasaulyje, kurie yra būdingi tik tai Sardinijai. Tai va šitas man jau atrodo visai įdomus dalykas. Na šiaip tai iki šiol lyg ir nemačiau jokių gyvūnų, gal dėl to, kad aš čia su šuniu einu ir niekas prie manęs nesirtina. Augalų tai aš ar taip nelabai pažįstu, tai nežinau, kurie čia išskirtiniai, kurie čia tokie neišskirtiniai. Atpūtė tas didelis vėjas kažkokį debesį ant kalnų, tai dabar, žodžiu, esu rūke ir lietuje, tai pabandžiau čia pasislėpti po tankiausią šaką, kokią radau. Iš tikrųjų, prieš 15 minučių tai kaip tik buvo tokia žiauriai gera ola, į kurią būtų buvę galima įlysti, bet tada dar švietė saulė. Tai tupiu, šuo už 10 metrų čia sargauja mane. O aš tai čekinu orų prognozes ir juose vis dar yra saulėta, tai aš nežinau, aš labai tikiuosi, kad man nereikės čia pratupėti šiandien gero pusdienio, nes dabar esu per vidurį kelio į kanjoną, tai valandą atgal kopimo per lietų neatrodo kaip gera idėja, o leistis žemyn dar valandą per lietų ir paskui atgal kilti 3 irgi neatrodo kaip gera idėja, tai žodžiu dabar kontempliuoju atsisėdusi savo čianais. Ir meldžiuosi dar irgi ne tik kontempliuoju. Dangui pragiedrėjus su pakeleivių šunimi toliau leidome žemyno kalno link kanjono.
Užduotis buvo ir perbristi kanjoną suformavusią upę. Pati upė nėra labai gili, tačiau jos vaga plati, o po liūtės akmenys buvo labai slidus. Ir tai bandžiau ir anaip, iki dar kartelį užėjo smarkus lietus su žaibais ir perkūnija, tad vėl ieškau užuovijos ir pastogės, kad neperbrikčiau kiaurai. Taip apie pusvalandį su šuniu sėdėjome po dideliu akmeniu. Blemba, čia tas lietus taip lyja, kad aš pradedu galvot, kad gal verta man tas 2-3 valandas varyti viršų ir nebeiti kanjoną. Kitą kartą gal atvaryti. Karočią. Ok, prasigėdrijo, tai bandau. Pavyko. Wow, ok. Gerai, varau į kanjoną. Jo, tai čia turėtų būti bilietai po 5 eurus, bet uždaryta dabar, nieko nėra viduj. Yra tik tai katinas. Kniauks ir vaikščiau iš paskos. Pabandžiau sekti rodyklėmis į kanjoną, tai jeigu būtų sausa, tikrai praeičiau, bet dabar, tiesiog šiuo metu nepraeinama. Tai panašu, kad kanjoną pasiekiau šiek tiek, jo pamačiau, nes parašyta yra informaciniai lentoj, kad apie 40 minučių yra pats pasivaikščiojimas kanjone, tai iš tiek, kiek skaičiau internete, tai yra maždaug 500 metrų aukščio stačios, 90 laipsnių uolos, tai iš tikrųjų turėtų būti labai įspūdinga ir nors čia žiauriai gaila, kad negaliu dabar tenais patekti. Tai tiesiog būsiu turėjus gerą žygį su 2 liūtimis kalnuose, susipažinus su porą gyvūnų. Kaži, šitas seks iki mašinos mane ar ne? Katinai, kaip čia bus? Jau ką aš labai alergiška katėm, tai reikia nieko nelies dabar jokių kvėpavimo takų. Ir bandysiu kilti viršų. Žodžiu, Goropų kanjonas, turėsiu dėl jo atvažiuoti kažkada kitą kartą.
Sardinijai liko tik porą dienų ir šiandien yra paskutinė diena, kai aš galiu turėti žygį ir nusprendžiau važiuoti į Monte Nuovo San Giovanni. Ir ten buvo labai vėjuota, dėl to ir šią dalį papasakosiu iš už ekrano. Iki Monte Nuovo San Giovanni nuo mano namų Urzulėje kaimelyje buvo apie 8 km ir aš tikėjausi, kad tai bus kokių 15-20 minučių kelio, tačiau to kelio nebuvo, tad iš viso kalnų keliais važiavau apie 1,5 valandos, kol pasiekiau starto tašką. Kelionė automobiliu iš tikrųjų prailgo ir jau maniau, kad gal neverta visgi tiek laiko gaišti dėl vieno pasivaikščiojimo, bet nuvykus ir užlipus ant kalno paaiškėjo, kad tai yra pati gražiausia viršukalnė, kokioje man teko būti visoje Sardinijos saloje. Iš čia atsiveria visas Supramonte kalnynas ir aukštosios viršukalnės slėniai, ganyklos. Vaizdas nuo šitos vietos yra 360 laipsnių, matosi absoliučiai viskas. O geriausia dalis – šią viršūnę pasiekti nebuvo sudėtinga. Ėjome su šuniu vos 2 valandas, viena paprastu taku, kurį įveiktų tikrai net vaikai. Viršūnėje radome šiek tiek sniego, tai aš neatsispyriau sulipdyti ir sniego senį, o ant kalno yra tokia trobelė, kurioje galima pasislėpti nuo vėjo, išgerti arbatos ar vyno, o gal net ir pernakvoti su karališku vaizdu, jeigu tik šito norisi. Be abejonės palikau savo žymę čia ir aš. Ir jei atvirai, aš nebūčiau sugalvojusi geresnės vietos savo žygiams Sardinijoje užbaigti nei šis kalnas. Tad Monte Nuovo San Giovanni – nuostabaus grožio vieta, kurią būtina įtraukti į sąrašą, jeigu planuojate čia keliauti. Viskas, šiandien baigėsi Sardinijos nuotykis, jau dabar esam kelte su šunim, pilnai įsikūrėm. Visą dieną šiandien praleidom Olbijoje, iš kurios mes išplaukėme į Civitavecchia. Čia yra toks uostas prie Romos, tai pati Olbija šiaip nelabai patiko, man tai pasirodė nuobodoka, neįdomi, nors senamiestis iš kur gražus spalvotas, bet tiesiog nelabai supratau, ką tenais joje veikti. Ir prailgo tos valandos, bet jau kai atvažiavom į uostą, tai visai buvo įdomu, nes pamačiau, kokiu gražiu keltu mes plauksim ir iš tikrųjų įsilaipinom į keltą vieni pirmųjų, tai įsikūrėm kajutėj, aš jau ir pamaitinau šunis ir tuoj eisiu pasivaikščioti po Denį, atsisveikinsiu su Sardinija, kai palikinėsim uostą ir plauksim visą naktį 8 valandas, 6 ryto išsilaipinsim Civitavecchijoje ir tada važiuosiu į Romą. Romoje susirinksiu mamą, kuri tenais yra su draugais ir tada abi lėksim į Kroatiją. 10 dienų tenai panotikiau su manimi, o paskui aš tęsiu savo kelionę po Kroatijos nacionalinius parkus ir žiūrėsiu, gal mėnesį 2 praleisiu tenai. Kol kas galiu pasakyti tiek, kad Sardinija tikrai yra vienas gražiausių kraštų, kokiuose man yra tekę būti. Joje yra viskas ir paplūdimiai, ir gražūs senamiesčiai, ir žygių takai, ir kalnai, ir gyvūnijos, ir maisto gero. Viskas joje yra. Ir aš tikrai dar nesu turėjusi tokio gero jausmo, būdama jokioj kitoj kelionėj. Tai aš absoliučiai įsimylėjau Sardiniją ir jau dabar galvoju, kadagi galėtų būti kita proga, kai aš ją grįšiu. Tai Sardinija liks mano širdį tikrai.